Sveiki, gyvi kolektyvs! Nu ką, vėl savaitgalis eilinis. Judam vėl ir į Balkę. Žvejybą. Šį kartą varom laukinukus aplankyti. Aišku, situacija bus sunki. Diena 30 virš. Karštis nežmoniškas. Aišku, galima gal sugauti, bet rytą, vakare. Pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Bet ko gero, karščiausias savaitgalis šiais metais. O bus kaip bus. Tai ką, susitinkam vėliau. Nu, atvykom, žodžiu, karšta. Ruošiamės jaukus. Gaudys šį kartą ant Glory Fish'ų. Dalį per malūną permaliam. Dėsim aliejingų pelečių. Per dušą pervarėm. Čia užsipilsiu karštų vandeniu, kad šiek tiek aptirptų jie. Palaikysim kokį 15-20 minučių. Viršus aptirps. Bus mum ir labai geras dipas. Ir tokie suminkštėję. Bus pasaka. Dedam dar kukurūzinių pelečių. Kukurūzinės peletės labai gerai sugeria skysčius. Ir paskleidžia ant dugno. Bus dalis malkas, dalis cielų, dalis tirpukų. Viskas paprasta, kaip 2x2. Grūdis gausis. Čia užpilsim karštų vandenį, palaikysim kokį 15 minučių ir viską čia supilsim. Bus ainai gerai. Užvirė vanduo. Apipilam, kad apsemtų. Palaikysim taip biškį minučių. Ir tą patį vandenį, matot, kaip vanduo jau keičia spalvą. Ir tas pats kvapas. Kvapas neperdodamas. Jie aptirps, minkšties su visu vandeniu. Supilsim čia. Tai suaktyvins mūsų jauko kvapą. Tai palaikom kokį 10-15 minučių ir turėsim natūralų skystį. Nu va, išgavom natūralų likvidą. Boilio dydis pamažėjo, aptirpo. Taip kad, kaip sakant, sviestas sviestuotas. Pramaišom. Ir turim natūralų likvidą. Gerai išmaišom. Geras kvapas. O kvapas, kvapelis. Ir ką turim? Skanų pašarą. Ne pašarą, o jauką. Jauką. Tikrai kažkas bus. Dar dėjau škarbonkę kukurūzų dėl spalvos. Taip kad bandysim. Taip kad dabar duodam nusistovėti. Kokį 10 minučių, 15. Tikrai jaukas sotus. Tiek smulkių detalių, tiek smulkių peletyčių, tiek krušintą boilį, tiek cielą, tiek tirpukų. Perpis, jeigu ateis, tikrai turės ką veikti. Laukiam 10-15 minučių. Einam ruoštis masalus. Ir volia. Truputį apie masalus pakalbėkim. Jaukus jau susirašėm. Gavau iš Chebros naujovės krill. Krill tiek tirpukai, tiek virtinukai. Tai vienas taškas bus su krilium. Vienas Glory Fish ir vieną grūdinę kultūrą.
Tai 3 skirtingi taškai. Pasirinkau, irgi gavau kukurūziuką naujovę, 14 mm. Tikrai atrodo neblogai. Taip kad 3 pavadėliai, 3 masalai, Glory Fish su banana viršūnė. Visą laiką virtinuką nupjaustau tą skurelę. Tai kriliaus. 3 skirtingi masalai, 3 skirtingi jaukai. Šiandien daug nesismulkinsim, taip kad jau dabar 5. Dažnai nepermesiu, dabar užmesiu, gal dar prieš miegą. Žiūrėsim, kaip kas bus. Rytoj pranešu vėl karštą, gaudau ant 2,7-2,6 gylę. Tai esmė tokia, kad rytoj bandysim dieną gaudyti zigų. Pabandysim zigų per dieną, o vakare dugnų. Nu ką, einam mestis, tvarkytis. Žiūrėsim, kas iš to išėjęs. Ką, chebrytė? Pirmas laukinukas. Ai, smagu. Nu ką, draugai, sulaukėm kibimo, netikėto svečio. Čia man naujovė. Laukinis telkinys. Pažiūrėkit, kas pakliuvo. Wow. Nežinau, nei kaip paimti. Šamas. Kaip čia jį paimti? Toks rubuilius. Toks kovą davė. Galvojau, didžiulis karpis. Kovos davė begalę. Koks grožis. Ai. Ai. Kaip gerumo. Koks pilvukas. Ai. Smagumėlis. Laukiniai baloj dar nesu pagavęs. Pasaka. Nu ką, chebrytė, 10:30, taip kaip ir tikėjausi. Diena lieka gudra, temperatūra dabar nukrita, dabar yra 10:11, 10:10 gavom šamo kibimą. Stiprų šams, galvojau, kad didelis karpis, traukėm sunkiai, vargom kokį 20 minučių, bet pasirodo šamas. Taip kad krilius davė tik karšį, petelinę karšį, Glory Fishas davė šamą, o ant grūdinės kultūros buvo tokių nežymių pip, tai neaišku. Viską susistambinom, temperatūra nukrita, eisim į naktį, tikiuosi bus darbinga naktis. Planas nuo nulio pabėgti įvyko. Aišku, ne karpi šams, bet ir tai smagu laukiniai baloj. Tai kad nepasiduodam, kupini jėgų, bandysim eiti naktį. Rytoj dieną galvoju nuo 8 valandų, žuvauju ant 2,6-2,7 metrą gylę. Tai rytoj per dieną laikysim zigą. Parodysiu, kaip susirišu, kaip žuvauju, kaip gaudau. Per dieną ar taip čia dugnas, manau, tikrai nedirbs. Tai bandysim ziginti iki vakaro. Taip kad, chebrytė, laikom špygas. Barzdatym. Gerą dieną, kolektyvas. Ką, naktis rami. Vakar, kai vakare sugavom 9:30 šamuką. Dar turėjom porą karšių, išsitraukėm, dar taip papipsenimu. Dabar 11 dienos, karšt virš 30. Tai susirišau zigą. Bandysiu duleisti ant zigą, 2,5 metrą gylis. Viena širšė, kita balta su juodu. Didesnis, mažesnis. Pradėsiu 2,5 metrą gylį gaudau. Pradėsiu nuo 2 metrų. Paskui biškį trumpinsiu. Keisiu spalvas. Bandysiu, nes dieną
nemanau, kad nuo dugno galėtų kas nors kibti. Esmė tame jaukinsiu aliejingom peletėm ir tirpukais boiliais. Neduosiu jokių košių, nemėtysiu, nebaidysiu, laukinis yra. Mano toks manims, kad apačioj tirps vis tiek kil į viršų visas aliejus, gabaliukai visokie. Tai jeigu jau ateis karpis ant ziga, tai tikrai iš apačios kažkoks keičias vandens struktūra, aliejai kil, tai turėtų ir zigą paimti. Dirbsim visą dieną su zigu, permetysim valandą, bandysim žaisti, lauksim vakaro, kitaip šansų nėra. Oi, vidurdienis, pavadėlis 2 metrai zigreks, karšiukas. Veiksmo įrant zigrego dieną. Gerą vakarą, chebrytė. Nu ką, visą dieną karštą iškepėm. Išbandėm tiek zigus, tiek dugną, tiek smulkinom, darėm, ko nedarėm. Viską darėm, maltą, košytės, nu žodžiu. Žiauriai karšta, karštis daro savo. Taip kad turim vieną šamuką, 5 karščius ir dar kelius tuščius kibimus. Bet karšiniai kibimai. 9 valandas vakaro. Biškį pakoregavom atstumus. Pasitraukėm šiek tiek atgal. Susiradom iki 2 metrų, gaudėm ant 2,5. Susiradom 2 metrų kalniuką. Galvoju, kad kalniuks. Toks biškį kaip kietesnis dugnas. Žodžiu, bandysim. Duosim šią naktį boilių. Nebeduosiu jokių smulkintų, puselės, ketvirčiai ir cėlį. Po nedaug. Dabar pajaukinam, užsimetam, palaukiam dar kokią 12 permesim, dar pakobrinsim. Ir ką, kokią 7 valandą ryto, rytoj praneša dar karštesnė, tikrai nebesėdėsim ilgai. Taip kad pasėdim iki 7 ryto ir bandysim važiuoti namo. Manau, šią naktį turėtų nors kibimas būti kažkoks, nes vakar karšių mažiau kibimų, šiandien suaktyvėja. Reiškia, taškė į jauką, į viską reaguoja, ateina, jeigu karščiai ateina. Nu nebent tas visas didelis karštis, slėgis. Nu žiūrėsim, bus kaip bus. Laikom špygas, paskutinė naktis. Tikiuosi nuo nulio pabėgti. Pažiūrėkit, koks grožis. Pažiūrėkit. Ilgai lauktas ir svajotas. Kažkoks kosmosėlis. Kosmosas. Dėl tokių akimirkų aš ir myliu karfishingą. Wild karfishingą. Ai, kaip smagu. Ką, draugai, sunki žvejyba, sunkus savaitgalis, karštis, belekoks, nekibadinis, bet daug įdėta darbo, rezultatas davė savo. Šiąnakt turėjom kibimą 3:30 rytą, tai schodas buvo ir dabar ne per seniausiai išvažiavo laukinis. Pažiūrėkit, draugai, kokios spalvos, koks grožis. Dėl tokių akimirkų ir norisi žvejoti laukinius karpius. Pažiūrėkit, draugai. Pasaka. Sunki žvejyba. Bet kai daug įdedi darbo, rezultatas ateina. Yeah! Ką, drauguži, pasidžiaugiam
Priplaukia gimtuosius namus, namučius. Sunku su viena ranka filmuoti ir paleidinėti. Ačiū už kovą. Ačiū labai. Auje! Nu ką, draugai, baigė savaitgalinį žvejybą. Buvo žiauriai sunki, karšta. Taip kad pagavom šamuką, pagavom karpį, turėjom 3:30 rytą paravozą, bet nepasikirta, krūvą karšių. Tai, sakyčiau, žvejyba užskaityta, kai tokiais orais, kibimai tik rytą arba naktį, arba vakare. Taip kad rezimuojant, norėčiau pabrėžti, kad dariau 2 žuvinius taškus, tiek krilių, tiek glory fish. Ateičiai pamokai galvoju daryčiau 1 saldų, 1 žuvinį. Taip kad gal dar nepataikiau su jaukais tokiu laiku, tokiais orais. Gal to žuvinė nelabai, gal šamas atsisėdęs buvo, gal trukda tom kibimam. Nu, sulaukėm kelių kibimų, karšių, šamą. Sakyčiau, viskas liuks, bet, kaip ir sakiau, ateičiai 3 taškai, 1 grūdinė kultūra, 2 boiliai peletės, bet čia klaidą padariau, kada abudu dariau žuvinius. Manau, rezultatai būtų gal dar geresni. Bet yra kaip yra. Kiekvieną žvejybą patiriam kažkokių patirčių. Atrodo viską žinom, bet vis kažkas naujo. Taip kad barzda team. Kuo sunkiau, tuo įdomiau. Iki kitų susitikimų, šaika.